Sveiki, čia aš Baltoji lapė. Šis taro skaitimas yra bendras. Dėl privataus taro skaitimo rašykite man į Messengerį privačia žinute, tenais pabendrausime daugiau. O dabar taip pat pažiūrėkime, kas čia bus, kokia tema išlys, ką turėtumėme žinoti, kas čia laukia jūsų. Stresuojate globaliu mastu. Globaliu mastu stresas, tai didžiulis stresas. Ką reiškia globaliu mastu? Tai paliečia visas sritis, santykius, galbūt darbą ar dar ką nors, apskritai į rutiną jūsų. Stresuojat kažkas globaliu mastu labai stipriai. Arba neigiamas emocijos, bet pagrindai matyčiau stresas kažkodėl, baimės kažkokios. Jūs dirbate labai su savimi, kaip ir sakiau, globaliu mastu, tai kadangi jūs dirbat labai su savimi, jūs bandot visur pasirodyti, norite būti visur tobulas. Norite pasirodyti visur tobulas, puikus. Vyrukai, kai jūs žiūrit, suprantat, varteliokit, kalbu bendrai apie žmogų, tai tobulas. Tai gerai, vyrukai, verskite save, žinot, tobulas, o moteris, kurios žiūrit, tobula ir taip toliau. Esu jau pasakosiu, kaip varteliotis, tai žinot. Gerai, ką dar čia turėtume žinoti? Čia toks perfekcionizmas jaučiasi, kažkaip norit atrodyti, labai save spaudžiat, norit visur būti tobulai. Nu, pasižiūrėkit, nuklausykit. Labai stipriai save spaudžiat. Labai stipriai save spaudžiate, norite visose srityse būti tobulas, kad darytumėt viską puikiai, kad nebūtų prie ko prikibti. Čia, kaip sakau, globaliu mastu, tai čia visur. Tiek namuose, tiek darbė, tiek santykios, ten parduotuviai galbūt apsipirkinėja, ten norit pasirodyti malonus, pagarbus. Labai save spaudžiat čia, kažkokius bandot rėmus įstatyti, nežinau, tokios tobulybė. Kažkokia jaučiasi perdėta tobulybė. Perdėta tobulybė. Jūs esate moteris, kuri gamtoje atsipalaiduojate, patinka gamta, galbūt auginate gyvūnus, o galbūt gyvūnai atkreipia jūs dėmesį ir prieina šalia jūsų. Jūs turite tokį ryšį su gamta, pas jūs galbūt intuicija stipri, taip pat jūs moteris už teisybę. Moteris už teisybę, vyrukai, verskit, kaip sakiau, save. Kad vyrukas už teisybę, gamtos žmogus ir taip toliau. Kodėl jūs save taip spaudžiate? Kodėl jūs taip save spaudžiate?
Jūs galbūt lygiuojatės į kažkokią moterį. Jūs galbūt lygiuojatės į kažkokią moterį ir arba norite tapti tokios energijos moterimi vyrukai, kaip sakau, verskite save, lygiuojatės į vyruką arba norite tapti tokios energijos vyruku, šeimynišku, susijungusiu su aukštesniuoju aš labiau, resursuose. Taip pat medis simbolizuoja ne tik šeiminiškumą, bet ir žinias, protėvių žinios. Vat, audeklas. Žinios. Taigi, kaip minėjau, jūs lygiuojatės į kažkokią moterį, kuri yra tokios energijos, arba patys norit pasiekti tokią energiją, vyrukai, verskite save, lygiuojatės į vyruką, kuris toks, arba norit būti tokioje energijoje, siekit. Siekit didesnio supratingumo, sąmonės plėtimo. Taip pat kažkodėl viena tokia žinutė pripažinimo, kažkokio pripažinimo norit. Pripažinimo iš šeimos. Nes jaučiate galbūt trūksta jūs norite pripažinimo, jaučiatės šiek tiek tokia nustumta galbūt. Bet sako, žiūrėkit, įsiklausykite į tai, ką žmonės kalba. Įsiklausykite tai, ką žmonės kalba. Ir pradėkit gydyti. Šitie žmonės jūsų gyvenime iš dalies parodo jūsų traumas. Jūs turite išgydyti. Kurių nesate išsigydžiusi, vyrukai išsigydę šešėlinę pusę visą, traumos, nuoskaudos, blogi įpročiai, gali būti dar kažkas. Parodo jums nuo to, ko nesate išgyję, jums reikia išgydyti. Paleisti visą tai. Lenda vyrukas. Vyrukas ir ką jisai čia. Ir ką kitas vyrukas. Ir ką kitas vyrukas čia nori pasakyti. Kas čia yra su juo. Vyrukas, kuris galbūt eina link jūsų arba jau yra šalia jūsų. Artimas, tai čia bus mylimasis. Mylimasis. Sako, nes atneš jūsų gyvenimą laimę, jeigu jūs tam nesipriešinsit. Jeigu jūs tam nesipriešinsit, jis jūsų gyvenimą atneš laimę. Ištrauks jūsų sustingimo būsenos.
kažko pastrigę esat. Sielos dvynių istorija. Sielos dvynių istorija reiškia pašviečia jums šviesią ir tamsią pusę. Taip pat žmogus, kuris ateina į jūsų gyvenimą, jum arba jau yra, jum pagelbėti. Jum pagelbėti taip. Paleisti tai, kas jau nebetarnauja, blogi įpročiai, nuoskaudos, traumos, visa šešėlinė pusė, kurią turite išdirbti. Jis jūsų gyvenimo, kaip ir mokytojas vedlys, turintis daugiau patirties, supratimo tam tik. Jis yra biškiai aukštesniam lygmenį, turi daugiau žinių, supratingumo. Jis yra tam, kad jis padėtų jums atsinaujinti, pasiekti aukštesnį lygį. Ir tam, kadangi sielos dvynių istorija, tai sielos dvyniai yra susitinka tam, kad jie susijungtų, o norint, kad sielos dvyniai susijungtų, jie turi būti tame pačiame lygmenyje. Nesant tame pačia lygmenyje, susijungimas sunku, kai tokių dalykų nelabai būna. O ką reiškia tame lygmenyje? Sąmonė taip pat. Nesakau, kad turi būti identiškai, kaip tas žmogus ten mąstyti, bet tas pradmenis suvokimo, vertybės, mokėjimas dirbti su šešėlinė puse. Ir vat ką rodo. Tam, kad jūs pereitumėte, jūsų sielos dvynys, kuris dabar čia ateis arba jau yra tam, kad jūs pamokytų, pereitumėte aukštesnį lygmenį, emociškai ir materialiai, tam, kad jūs atsinaujintumėte ir įeitumėte į imperatorės energijas. Imperatorės energija, moteris pasitikinti savimi, moteris žinanti, ko nori iš gyvenimo, moteris, kurie niekad nenusižemins. Moteris, kuri visada rinksis save. Tai yra sveika rinktis save. Nes pirmiausia, jeigu mes jaučiamės gerai, mes galim susibendrauti ir su kitu žmogumi, su aplinka, kaip sakoma, kad moteris žinantis savo vertę, vyrukai verskite save, taip pat vyrukam tas pasgalioja. Moteris žinantis savo vertę niekada nesižemins. Moteris žinantis savo vertę ir pasitikinti savimi neleis niekam iš jos atimti jos kūrybinės energijos. Taigi, bet to imperatorės energija, resursai, susijungimas su aukščiausiu ašį, ėjimas link to, susijungimas su gamta. Tai yra energija, su kuria pasiekusi moteris gali pasiekti viską. Ir kaip žinome, energiją moteris dalyjasi su vyru, nes vyrai energijos patys negamina. Moteris gamina energiją. Vyrai tik pasiema iš moters energiją. Kaip ir vieniši vyrai įvairiausiais būdais pasiema iš moterų energiją. Taigi, jis jums padės pereiti į imperatorės energijas, kadangi sielos dvynių istorija, susijungimas, kaip ir minėjau, o kadangi moteris padvigubina visą energiją, tai, ką jie gauna iš aplinkos. Tai
Kai jūs perėsite temperatorės energiją, jūs spinduliuosite energiją, jūsų sielos dvynys vyriškis gaus. Čia labiau būtų moteriam ta pusė, čia vyram nelabai čia jų apversit. Moteris, kuri perės į šitą energiją, padvigubins tą energiją ir vyras gaus sielos dvynys padvigubinta, jau nebesikalbu energija, kuri padės jam pasiekti dar daugiau. Iškilsite. Taigi linkiu didžiausios sėkmės. Tokia sielos dvynių istorija. Komentuokit, su kuo rezonavo, lauksiu jūsų širdelių, žvaigždučių, mėnuliukų galbūt. Aš nakties žmogus, man patinka nakties dangus labai, taigi lauksiu žvaigždučių, galbūt mėnuliukų. Taip pat lauksiu komentarų, su kuo rezonavo. Ir siūlykite temas, galite siūlyti taro skaitymam, straipsniam galbūt. Taip pat, kaip minėjau, esu kėlusi knygos ištraukų 3, susisteminu informaciją aš jums ten. Kas galite nusipirkite patys, kvantinis karys, sąmonės ateitis, susipažinimai, kad susipažintumėme ir galėtumėt pasiūlyti temas, kas domina, apie ką plačiau norit, kad pakalbėčiau, nes tam plačiau nelabai ir rašys, ten susipažinimai, tokia knyga yra, ne viską labai plačiai ten ir pasako. Kaip ir minėjau, susipažinimui tokia knygutė. Taigi, būkite aktyvus, komentuokit. Taip pat primenu, esu įdėjusi kainoraštį postą su raganaitė. Dalinkitės, nes parašyta, kas pasidalins 50% pirmam taro kortų skaitimui, vienam taro kortų skaitimui. Pasinaudokit šitą akciją. Taigi ačiū, kad buvote su manimi ir iki kitų kartų.